nematomas visiems žmonėms, išskyrus tave ir mane. Plupas gyvena kažkur toli šiaurėje, stūkstančiuose aukštuose kalnuose. Va, matot, kaip čia kalnai balti snieguoti. Ten yra susirentęs mažą durpinę trobelę ant ežero kranto, kurį vadina mėlynaisiais vandenimis. Ruduo kalnuose trumpas. Tenykščiai beržai nespėja numesti lapų, o jau pradeda snigti. Kalnuose ūžauja vėjas, blaškydamas medžių lapus ir snaiges. Vaikučiai, iškeliam rankytes ir padarom tokį kaip vėjas blaško. Va, didelis toksai stiprus vėjas blaško, va, jūs medžiai, o jūsų šakas blaško, taip ir vėjas toks šaltas ir stiprus pralekia. Gerai. Kai tas vėjas toksai šaltas, kas yra? Viskas gerai. Gerai. Taip, Hermelina ir Lemelis, tai Plupio draugai patys geriausi, rado užuovėje Plupio toj mažytėje trobelėje. Ir jie tikisi visi pramiegoti visą audrą. Šnipšt, Plupai, tikiuosi tavo trobelė gerai pastatyta. Taip baisiai braška. O, na ir vėjas, kad tik trobelė atlaikytų. Šnipšt, kaip tylu. Ilgai miegojome. Ak, plupt, plupt. Negaliu atidaryti durų. Tai kaip mums išeiti? Brrr, man labai šalta. Šnipšt. Lubose juk yra skylė. Pakelk mane ir viską sutvarkysiu. O, kilstelk ir mane, aš tikrai pralysiu. O, dabar išlindęs. Šnipšt. Tik pažvelk. O, kiek daug sniego.